Vaikų auklėjime pats svarbiausias ir sunkiausias uždavinys yra tėvų auklėjimas. Ne vaikus reikia tiesiogiai auklėti kažkokiais instrumentais ar kažkokiam manipuliaciniam priemonėm. Bet tėvų pats sunkiausias pagrindinis uždavinys auklėjant vaikus, tai yra išmokti tėvams valdyti savo impulsus. Jeigu tėvai išmoksta valdyti impulsus, taip sakant, tam procese mokosi, tobulų nėra, kurie iškart mokėtų tai. Tai šiuo atveju vaikai yra, galima sakyti, mokytojai savo tėvams, kad tėvai valdytų savo pyktį. Tai jeigu tėvai daro pastangas savo pykčio suvaldymui, tai vaikai ima šių pavyzdį ir jie patys atitinkamai yra atitinkamo ramumo ir gebėjimo kontroliuoti pyktį. Jeigu tėvai nevaldo savęs, tai vaikai dar labiau nevaldys savęs.